Ar jūs norėtumėt padainuoti? Tai gerai, tada reikės jums dainuoti labai ramiai ir labai subtiliai. Turbūt žinot Kernagio baltą paukštį. Norėčiau, kad prisijungtumėt visi. Dar lelijos ežere. Ir labai gražu, kad iš idėjos daromi tokie renginiai. Visų pirma, man patiko tai, kad čia katalikiškas jaunimas prikišęs nagus yra, teitininkų kompanija visa. O aš į muziką žiūriu kaip į hobį, tai čia turbūt einant, grįžtant prie to, kad iš idėjos viskas vyksta. Tai aš manau, kad visiems privalu daryti kažką iš idėjos, kad tai kažkada grįžtų. Šiaip Kaunas, aš nemanau, kad jis yra miręs, jisai gyvas, jisai veikiantis yra. Ir kuo daugiau tokių vietų atsigaus, tuo bus linksmiau jame gyventi patiem kauniečiam. Kol dar tikiu šventai. Tai šitas renginys vyksta antrus metus, tikimės, kad tai ilgainiui taps tradicija. Jo pavadinimas yra Padžiauk sofą. Ir renginio metu esame išsikėlę tokius 2 tikslus. Vienas iš tikslų tai yra atgaivinti Vytauto parką. Ir mes labai džiaugiamės, kai matom tiek daug žmonių, tokį atgyjusi, kvėpuojantį ir džiaugsmingą parką. O kitas tikslas tai yra padžiauti sofą. O ką mes galvojam, ką reiškia padžiauti sofą, tai mes kviečiame žmonės atsitraukti nuo pastangų nereikalaujančio gyvenimo, pakilti nuo savo sofų namuose prie televizoriaus, prie interneto arba kavinėse, kur leidžia labai daug laiko pastaruoju metu jauni žmonės ir pradėti gyventi gyvenimą, pradėti džiaugtis gyvais žmonėmis aplinkui, pradėti daryti dalykus, kurie yra tikrai įdomus ir kurie yra prasmingi. Ir šitą visą šventę organizuoja Švento Ignaco Lojolos moksleivių ateitininkų kuopa. Ir visi organizatoriai yra moksleiviai ir mes norim taip pat, kad žmonės pamatytų, kad nereikia turėti statusą, nereikia turėti pinigų, nereikia būti kažkokiam labai gerbiamam ar mylimam, bet tiesiog užtenka turėti idėją, tą idėją tikėti ir tada kiti žmonės ją patikė ir galima daryti didelius dalykus. Organizavimas buvo ganėtinai sudėtingas, bet žmonės subūrėm lengvai, nes turime draugų ratą, kuris iš tiesų norėjo organizuoti čia renginį. Ir yra apie kokį 10 žmonių, kurie daro įvairius dalykus, rūpinasi koncerto dalimi, ieško atlikėjų, būgnų, scenos, o kita dalis rūpinasi ledais ir visokiais kitais dalykais. Aišku, vyko labai didelis darbas ieškant grupių, nes didžioji dalis grupių bando patekti renginius gaudami pinigus, o mes čia kvietėme jas į šį renginį, kad jie nemokamai koncertuotų jame.